Tai trūktų žodžių vėl iš pradžių ir vėl ir žinutės, ir komentarai, prekyba Vintede ir deklaravimas. Tai tie, kurie esate pateikę deklaracijas anksti, už 2024 metus pateikėte vasario, sausio, gal kovo pradžioje ir tuo pat metu prekiavote Vintede 2024 metais. Nu tai susižiūrėkite savo deklaracijas. Nelaukite meilės laiško iš mokesčių inspekcijos, kad jūs pardavėte prekių daugiau negu už 2,5 tūkstančio eurų, nes Vinted pateikia duomenis ir privalote susimokėti papildomai gyventojų pajamų mokestį. Kodėl taip vėlai, manęs klausia žmogus? Ogi todėl, kad tiesiog deklaracijos tikrinamos, neįmanoma visų jų peržiūrėti čia ir dabar, iš karto po jų pateikimo. Ir jeigu jūs paskubėjote pateikti deklaracijas, jeigu jas teikėte labai anksti, nes tikėjotės kažkiek susigrąžinti pinigų, gal kitos priežastys, galvojote, kad čia prekyba Vintede, tai nieko čia tokio. Tai pirmas dalykas, susižiūrėkit savo deklaracijas tie, kurie prekiavote Vintede ir viršijote 2,5 tūkstančio eurų. Antras dalykas, jeigu jau prekiaujate Vintede ir vykdote ekonominę veiklą, tai reiškia kokiam AliExpress'e, Temu ar dar kažkur tai perkate prekes, dedate į Vintedą, jas pardavinėjate, tai legalizuokite savo veiklą. Individuali veikla pagal pažymą puikiausiai tinka. Be jokio galvos skausmo, rinkite išlaidų dokumentus. Ir nereikės čia kiekvieną kartą kreiptis pagalbos ir žinot, tokioj panikoje, ką dabar daryti, gavau laišką iš mokesčių inspekcijos, liepė susimokėti ten kažkiek tai tų pinigų, nes buvo viršyta. 2,5 tūkstančio eurų yra skirta asmeninių daiktų pardavimui, kai parduoti kažkokius tai naudotus ar ten naujus, bet asmeninius daiktus ir tai nėra ekonominė veikla. Bet jeigu tai jau ne hobis ir ne šiaip senų kažkokių savo daiktų atsikratymas ir tos sumos jau ženklios, tai legalizuokim savo veiklą, žmonės brangieji. Ir ne todėl, kad ar tai mus stebi, ar dar kas nors, tiesiog taip turi būti. Perku, perpardavimui, parduodu, vadinasi, vykdau ekonominę veiklą, moku visus su tuo susijusius mokesčius. Tai pelningo verslo.